Organizuodami filmo peržiūrą dažniausiai galvojame apie techninės detalės, pavyzdžiui, patį filmą, ekraną ar projektorių. Tai labai svarbus elementai, be kurio renginys greičiausiai ir neįvyktų. Tačiau svarbu pagalvoti ir apie tai, kaip ir kam renginys yra prieinamas. Prieinamumas reiškia, kad į renginį atvykti ir jame pilnavertiškai dalyvauti gali kuo daugiau skirtingų žmonių. Pavyzdžiui, žmonės su judėjimo, regos ar klausos negalia, vyresnio amžiaus žmonės, šeimos su vaikais ar žmonės, kuriems lietuvių kalba nėra pagrindinė ar suprantama. Gera žinia ta, kad siekiant užtikrinti didesnį prieinamumą, tikrai nėra būtina turėti didžiulį biudžetą ar priimti sudėtingus techninius sprendimus. Galima pradėti nuo paprasto klausimo. Pavyzdžiui, pagalvoti, kas gali sutrukdyti žmonėms atvykti į jūsų renginį ir ką dėl to galima padaryti lengviau. Kalbant apie paties filmo prieinamumą, rinkdamėsi jį NK Doku platformoje, kviečiame atkreipti dėmesį, kokios prieinamumo priemonės prie jo pateikiamos. Kai kurie filmai turi subtitrus skirtingomis kalbomis, subtitrus kurtiesiems ir neprigirdintiems, ar turi garsinį vaizdavimą. Įprasti subtitrai dažniausiai filmuose perteikia dialogus, o SKN padeda suprasti garsinį filmo pasaulį. Pavyzdžiui, kas kalba, kokia muzika girdima ar kokie kiti svarbus garsiniai elementai girdimi už kadro. Pavyzdžiui, priešingai garsinis vaizdavimas padeda žmonėms su regos negalia suprasti, kas svarbu filmo vaizde. Pavyzdžiui, veiksmai, aplinka, veidų išraiškos ir kiti svarbus vizualūs dalykai. Pagalvojus apie filmo pritaikymą, svarbu prisiminti ir tai, kokioje erdvėje jūsų planuojamas renginys vyks. Pavyzdžiui, ar jį gali patekti žmonės judantis vežimėliu, ar yra kitų nei laiptai alternatyvių įėjimų, ar yra aišku, kaip rasti pastatą, salę, ar yra žmonėms su negalia pritaikytas tualetas, ar pateikiama informacija yra aiški ir lengvai suprantama be sudėtingų terminų. Komunikuojant apie renginį, naudinga iš anksto parašyti, kokios prieinamumo priemonės bus užtikrintos. O jei to padaryti nėra galimybės, tą svarbu irgi parašyti, kad žmonės patys galėtų įsivertinti savo galimybės dalyvauti jūsų organizuojamame renginyje. Į prieinamumo užtikrinimą kviečiame žiūrėti ne kaip į naštą, o į galimybę parodyti bendruomenės nariams, kad jie yra laukiami ir gali pilnavertiškai ir oriai dalyvauti bendrose veiklose. Tada filmas gali tapti ne tik peržiūra, bet ir susitikimu, į kurį iš tiesų gali ateiti daugiau žmonių. Daugiau informacijos apie tai, kaip organizuoti seansus, kaip panaudoti edukacinę medžiagą po filmo ir kitas aktualias temas rasite NK Doku platformoje skiltyje patarimai. Linkiu Jums įkvepiančių ir prieinamų kino seansų.